mūsų susitikimą. Norėtume pradėti su vertybių tema ir diskusija, kas čia gausis iš šito. Ir pradėti nuo pirmutinio klausimo, kam yra naudinga, reikalinga žinoti savo vertybės. Kaip tai gali padėti savo gyvenime. Ir galbūt per kai kurios pavyzdžius, pasidalinimus iš savo gyvenimų bus galima pareiti prie šitos, kitaip abstrakčios temos. Tai kam tau naudinga, reikalinga žinoti savo vertybės, Marijau? Kaip ir sakiau mūsų susitikimo pradžioj, aš noriu jausti pagrindą po kojomis, kad jaučiu, kad galiu kažkur tai atsiremti, bet netiesioginė ta fizinė prasme atsiremti kažkur tai kojomis, bet turėti vidinę atramą, tą vidinį suvokimą. Kaip dabar pasverti, ar aš darau gerus darbus, ar blogus darbus, nuo ko atsispirti. Tai vat tas vertybių išsigryninimas, kompasas, jisai man leidžia tą tiesiog geriau suvokti ir išjausti. O tavo pačiam? Tai panašiai, kad tu kalbi, rezonuoja, kaip mes viduje visi turim kompasą. Ir nepadarus jokio darbo išgryninti savo vertybės, yra šitas kompasas, kur man tai, aš tai patyriu kaip mano sąžinė. Kai nežinant savo kompasą, aš priimu kažkokį sprendimą ir tik tai po to pradeda ar graužti, arba negraužti pagal, kaip aš pasielgiau. Arba jeigu aš labai gerai pasijaučiau, tai sąžinė džiaugiasi. Ir tai sąžinę aš matau kaip ne tiek kaip vertybė, bet kaip tas įrankis, kaip tos kompaso display. Kaip lakmuso popierėlis gal galim pavadinti. Jo. Ir tai jeigu mes visi turim tokią vertybę, vertybės kompaso viduje, per šitą darbą išgryninti, tai mes galim pažvelgti į šitą kompasą prieš priimant sprendimą. Kad jeigu žinom, kad jeigu aš pasielgsiu pagal tai, ką aš noriu ir negalvojant tai, ką mano šeima norės ar kiti mano aplinkoj, tai galbūt grauš man sąžinę, bet po patirties aš galėsiu pamatyti, patirti per kažkokius pasielgimus, ar tai mano vertybė ar ne. Ir dar kitas būdas, kaip tai pamatyti, kad kiekvieną vertybę galima pamatyti kaip balsas. Kiekviena, sakom, iš mano vertybių autentiškumas turi savo balsą, kad autentiškumas tai man susijęs su intuicija, su kūrybiškumu, su to vidinio aš, ko aš noriu. Tai tas yra savo vienas balsas. Kitas balsas yra tai, kas liečia šeimą, tai ką žmona nori, ar tai prieštarauja prieš to, ką aš viduje noriu. Ir yra augimo balsas, kas siejasi irgi su kūrybiškumu, su sveikata, čia yra skirtingi balsai ir kartais būna situacijos, kur tie skirtingi balsai ryškėja ir pasirodo ir tada kurį balsą klausyti. Kaip tada taktiškai tai apeiti, kad priimti sprendimą. Tad man ir kyla klausimas, ar pas tave yra vertybės prioritetinės, ar jos turi tam tikrą hierarchiją tavo sistemoje? Tai aš tai įsivaizduoju, kai kurios iš mano vertybės yra susijusios. Mano šiaurės vertybė, kaip aš tai jaučiu, kas man per paskutinius 8 metus per šitą kelionę susipažinti su savimi, tai buvo autentiškumo vertybė. Ir gali būti, kad su laiku
tas kaip šiaurės krypties stiprumas pasikeis, kad kita vertybė taps svarbesnė. Bet kartais gali būti, kad viena vertybė sako, sakyk, būk toks, koks tu nori, o šeimos vertybė ir augimo vertybė sako priešingai. Tai čia kaip tada klausyti, vienas gal stipresnis, bet du skirtingi, jie kai susidėję kartu, tai atsvarą sudaro. Jo, stipresnį balsą daro. Tai svarbumas galėti išklausyti, kai kyla kažkokia situacija, gerai, ką čia liečia. Ir dar kita tema, kartais vertybės kertasi. Tai sakom, jeigu svarbu yra sakyti tiesą, bet ir kita vertybė yra palaikyti, ar šeimą palaikyti, ar kai kam yra lojalumus vertybė, jeigu, sakom, esi aplinkoj, kur yra tarp daug kitų žmonių su artimo žmogum, kuriam tu jautiesi lojalus, ir jisai arba jinai pasielgia, kažkaip nepritariamai. Ir tada kažkurio metu kažkas tavęs paklausia, kaip pasielgia šitas žmogus. Ir tu esi toj nepatogioj pozicijoje, ar sakyti tiesą, ką tikrai manai, ir įžeisti tą žmogų, arba palaikyti tą žmogų, kurį balsą klausyti. Jo, tai yra, tikrai mes labai dažnai susiduriam su tokiam sudėtingom situacijom ir kai yra akimirka, kada reikia pasvert. Tokia neišvengiama būtinybė pasvert. Ir aš asmeniškai visgi linkęs esu tos moralės dėsnius, visatos dėsnius laikyti prioritetiniam. Tai yra, mano skalė yra jos virš mano vertybių. Ir jeigu aš turiu kitam žmogui pasakyti tiesą į akis, ir galbūt ta tiesa yra nepatogi, tai yra vieta, laikas ir aplinkybės. Tai ką aš galiu padaryti, aš galbūt galiu padaryti pauzę ir nepasakyti tą pačią akimirką, kai yra karšta situacija. Ir ypatingai savo artimam žmogui, sužadėtiniai, būsimai žmonai. Tai aš žinau, kad mes mokinamės kartu su ją tam tikras pamokas. Ir aš santykiuose matau per savo prizmę vyriškumo pamoką, kad aš visgi mano užduotis yra išlikti kažkuria prasme užuovėje savo antrai pusiai. Ir jeigu matau, kad visgi antroji pusė labai yra paskendusi emocijoje ir tai nesutampa su mano vertybėm, tai yra netiesa. Tiesiog tai yra karšta emocija, kuri dažniausiai jau intelektą palieka už durų, kai yra karšta emocija. Tai tiesiog tada aš esu linkęs išlaukti, išklausyti ją, bet suprantu, kad tai yra ne tik mano vyriškumo pamoka, bet ir jos pamoka, kad jeigu jinai ateityje galbūt panašios situacijos kartosis, tai pačiai bus nuo to negeriau. Ir kai ateina tinkamas momentas ir kitos aplinkybės, tada aš stengiuosi su ją apie tai pasikalbėti ir prieiti prie to švelniai. Čia lygiai tas pats, kaip mes važiuodami viešuoju transportu galim pamatyti žmogų su prasektų klynų, taip, ir per visą autobusą rėkti, žiūrėk pas tave, klynas atsisegęs, tai mes žmogų pastatom į nepatogią padėtį. Tai va čia tiesiog matau tokį tam tikrą laviravimą ir neinertišką veikimą. Jo, kai lygiai taip pat gali nueiti kito žmogaus ir jam pasakyti, kad tik tai jisai išgirsto. Taip. Ir įdomu kartais pastebėti, kaip mūsų veiksmai parodo mūsų nesąmoningas vertybės. Kaip
dabar pasaulyje yra tiek daug viliojimų ir būdų, kurie skatina dėl, kad kiti užsidirbtų pinigus iš tavęs, tai skatina mus patingėti, užsakyti Voltą arba žiūrėti Netflixą. Ir įdomu ir pastebėti, kokios vertybės mes nesąmoningai renkiamės. Ir kaip mes tikrai jaučiamės apie tos dalykus. Nes, pavyzdžiui, viena vieta, kur mano gyvenime toks įdomus kirtimas yra man, kai aš atsiradau šitoj žemėje, tai aš labai kategoriškai į ekologiškumą žiūrėjau, kad žmonės neatvežtų jokios plastikos šitoj žemėje. Ir kadangi šitas ekologiškumas man susijęs su augimo vertybė, tai buvo sunku, kai atveža kažką šiukšlės. Ir čia man buvo pamokėlė su tuo. Ir nors aš dar nesu toks kategoriškas, kaip aš buvau tada, aš pastebiu per aplinką, per kitą pusę, kad mano žmonos vertybės nėra tokios pačios kaip mano. Ir būnant santykyje galėt gerbti kito žmogaus vertybės, jeigu jai reikia daugiau komforto negu mums kaip vyrams, tai suprasti, kad ir gali liesti kai kurias vietas, kur man nepatogu, kaip daugiau mes plastikos vartojam, negu kai aš vienas gyvenau. Ir aš negaliu naujai šeimai, žmonos šeimai sakyti, taip kategoriškai, nevežkite jokio čia plastiko. Tai jo, pamatyti, kur vertybės kertasi, gali nors duoti ramybės ir aiškumo, kur kreipti dėmesį, nes man kartais vis tiek sąžinė po kažkurio metu graužia, sako, gerai, čia jau mano riba, čia ir galima kažką sakyti kitai pusėje. Jo, nes yra visada dvi pusės. Yra santykis su žmogum ir tam tikros aplinkybės yra mūsų sąmoningumas, mūsų vidus. Tai jeigu viena iš moralės tokių, reiškia, dėsnių punktų yra nemelavimas, tai mes negalim ir savo meluoti. Mes negalim to kažkaip tai savyje nusodinti. Priešingų atveju, jeigu mes tą užslopinam, tai mes savyje auginam tokius sluoksnius. Ir vėliau anksčiau tai prasprogsta. Ir prasprogsta tada su dviguba, triguba jėga. Bet labai girdžiu, ką sakai, ir iš tiesų mes gyvenam vartotojiškam pasaulyje ir tas vartojimas jis atsispindi ne tik tais per maistą, per drabužius, per daiktus, bet ir vartojimas santykiuose. Tai yra stulbinantis skyrybų skaičius ir viena iš problemų yra susijusi su vartojimu. Tai, kad žmogus jis yra įpratęs vartoti. Taip kaip ledų porcija kažkokia tai perka. Taip, jisai vieną, antrą, trečią kartą paragavo šokoladinių ledų, atsibodo jam tas skonis, jau ketvirtą kartą pirs kažkokį tai kitą skonį. Ir tai persikelia į santykius. Kai mes nuolatos susidurime su vienu ir to pačiu žmogumi, tai visada susidursime su ta situacija, kad to žmogaus tam tikros savybės mums atsibos kaip tas ledų skonis. Ir va čia tada reikia jau jungti tą sąmoningumą pagal savo tą vertybinį pagrindą. Ir dėl to man pastarosius porą metų buvo labai aktuali ta vyriškumo tokia vertybė. Aš tiesiog bandžiau atpažinti ir suvokti, kas tas yra vyriškumas. Ir supratau vieną, kadangi turėjau keletą rimtų santykių,
kad mano neišmoktos pamokos jos persikels. Ir taip jau surėdyta visata ir šitas pasaulis, kad jeigu mes liekame toj pačioj klasėje 2 metam, ar ne, tai tas pamokas būna gerokai sunkiau išmokti, jos sunkėja. Ir toks jau bendrai yra gyvenimas, kad pamokos nelengvės. Aš iš vieno išmintingo žmogaus išgirdau šitą posakį, sako, nesitikėk, kad bus lengviau. Nes jeigu mes augam, tai reiškia, mes kylam iš vienos klasės į kitą, nuo lopšelio iki reiškia, vidurinės mokyklos, iki universitetinio lygio, tai pamokos tik sunkėja. Tai tą suvokiau per vyriškumo prizmę, kad aš negaliu vartoti santykių. Aš tiesiog turiu išvelgti tame žmoguje jo savybės ir jeigu aš tas savybės gerbiu, tai aš ir turiu, kažkaip tai realizuoti šitą vertybę, ją įprasminti kaip pagarbą. Ir poros, moters pakeitimas šiuo atveju, supratau, kad jisai mano problemų neišspręs. Aš problemas turiu spręsti savyje ir būtent čia jau tada susikalibravo mano kompasas ir jaučiu, kad dabar dėl to pasidarė lengviau. Tai čia dabar klausimas žiūrovams, ar tu žinai savo vertybės ir nes žinant savo vertybės, tu jau gali tada įeiti į santykį su kito žmogum ir vienas trukas, kaip labai stiprų santykį sukurti, yra pradėti nuo vertybių pačioj pradžioj. Tai pavyzdys, kaip aš su savo žmona Ieva, mes pirmam skambutyje aš jos paklausėjau, kokios tavo vertybės. Aš jai pasidalinau savo ir čia dažnai gaunasi, kad visi konfliktai santykiuose jos remiasi ant kažkokių vertybių kirtimo. Ir dažnai mūsų santykis nepuikus tuo, kad mes nebūna, kad nuolat esam tokioj draugiškoj, mylimoj būsenoj, mūsų bangos, emocinės bangos kyla, mėnulis kitokioj fazėje susiirzė ar kažkas, bet kiekvieną kartą mes turim ant ko remtis, jeigu mes pastebėm, kad ar vienas ar pats pasielgiam kažkaip ne taip, mes galim paklausti, ant ko čia remiasi, ir sugrįžti į tai, kad mūsų su Ievos pagrindinė vertybė yra augti. Mūsų santykių vertybė yra, priežastis mūsų santykių yra augti. Ir kai turi tokį stiprų pamatą po kojom, tai nesvarbu, kokio sunkumu bus susipykimas arba argumentai, nesvarbu, kiek ko nueis, suprantame, kad mes augam per sunkesnės situacijas, per patirtis. Tai ir kviečiu žiūrovus, ar yra kažkokia situacija dabar tavo gyvenime, kur esi pakliuvęs, ar norėtum pajudėti, ar aiškumo norisi, paskatinu paklausti, kokias vertybės čia liečia tavyje dabar. Jo, dar pratęsiant, kol žiūrovai dabar susimastė, pratęsiant tą santykių temą, tai vėjas kaip elementas, jisai gali būti švelnus, šiltas, šaltas, jisai gali būti labai audringas ir netgi virsti tornadu. Tai tas skirtumų suvokimas, vyro rolės ir moters rolės, kad nebereikalo mes gavome šiame gyvenime šios kūnus ir šias rolės, tam, kad galėtume judėti į priekį. Ir man yra tokia labai labai graži analogija, kad vyras yra tarsi laivas ir jisai susiduria su įvairiom situacijom jūroje arba vandenyne.
Bet jisai tiesiog nejudės į priekį, jeigu nepūs vėjas. Ir kad moteris yra būtent tas jos vaidmuo, įpūtėjos vaidmuo. O moteris, jinai gali būti visokia, jinai gali būti labai emocinga ir tada tos emocijos žaižaruoja tiesiog, bet tai irgi yra vėjas. Tiesiog suvokti kaip tą patį vėją, kuris mus augina, mus stumia į priekį. Reiškia, kad būtent tų emocijų pagalba, jų prieimimo, išklausimo, suvokimo, kad aš dabar turiu pabūti, suprasti savo mylimą žmogų, išlaukimas tam tikras tai irgi yra judėjimas. Tai yra tas moteris tiesiog tokių skirtingais būdais tą vėją pučia. Bet tai yra absoliučiai visuose santykiuose. Mes dabar, kai su Marium kalbame apie žmonas, tai yra visuose santykiuose. Mes irgi prieš darant šitą renginį išgrininom mūsų vertybės. Nes tada aišku pasidaro, ar vertybės gali kirstis, jeigu, pavyzdžiui, lojalumas būtų mums labai stipria vertybė, tai man labai dažnai mano vertybės kertasi su lojalumu. Ir kaip kitaip pamatyti iš kito kampo, iš to pagrindo. Nes čia vertybės gali skambėti kaip tokia sausa tema, bet ji tokia svarbi, nes viskas remiasi ant to. Taip. Tai ar yra kažkokias patirtis, kurios tu perėjai ar pergyvenai, kur norėjosi aiškumo, ar kur padėjo tau per vertybių suvokimą suprasti? Aš gal pateiksiu tokius paprastus pavyzdžius. Tai yra šiaip daug žmonių, kurie tiesiog iš vidaus jaučia savo vertybės. Bet labai verta jas užsirašyti, nes jos tada įgauna kitą svorį, kitą galią užrašytos vertybės. Reguliarus peržiūrėjimas tų vertybių, nes jos kinta. Štai Mariaus šeima laukiasi dabar lėliuko ir aš tikiu, kad dėl ko mes šitą renginį norėjome padaryti birželio mėnesį, tiesiog kol Marius neįnyko į šeiminį gyvenimą, kuris yra labai labai gražus. Bet su lėliuko atėjimu jau tos vertybės pakis. Galbūt ne pačios vertybės, bet jų prioritetai. Kartais gali atrodyti, jog tas darbas yra mechaniškas, tas vertybės užsirašyti, jas periodiškai peržiūrėti, bet su laiku aš matau, kad tą padaryti darosi vis paprasčiau ir lengviau. Tiesiog atsiranda tam tikras įdirbis ir jaučiasi labai labai to įdirbio vertė. Na ir kitas momentas, mano asmeninė patirtis, visiškai irgi toks paprastas pavyzdys, aš labai pamėgau bėgiojimą. Bėgiojimą kaip vienos iš savo pirmųjų vertybių, tai yra sveikatos gerinimo sudėtinę dalį. Tiesiog per bėgiojimą aš išventiliuoju savo plaučius, savo galvą. Ir kai pas mane moksluose pasikeitė grafikas, kai man pradėjo reikėti eiti į mokyklą nuo ankstyvo ryto, aš išsimušiau iš ritmo. Ir išsimušęs iš ritmo aš nustojau bėgioti. Ir kai įsikvėpiau vėl bėgioti, pajaučiau, kad kaip sunku yra sugrįžti, kad tai yra mano mylima veikla, kuri palaiko mano pirmąją sveikatos, sveiko fizinio kūno ir sveikos sielos vertybę, kad kaip sunku pradėti tą, kur kažkada irgi jau tą įdirbį buvau padaręs. Tai ką noriu pasakyti, kad visada yra lengviau palaikyti. Jeigu mes pradėjome darbą su vertybėmis, tai tiesiog palaikyti tą periodinį tų vertybių peržiūrėjimą, išsigryninimą ir taikant įvairias praktikas. Tai šiandien mes tiesiog su Mariumi pasidalinsime įvairiom praktikom, kurios tiesiog atveda prie tų vertybių, kurios iš principo mes visi jas turime viduje, mes jaučiame tą sąžinės balsą, balselius, bet tos praktikos jos leis tos balselius girdėti aukščiau.
kokie galbūt tavo, Mariau, pavyzdžiai, tokie žemiški pavyzdžiai, kurie galėtų padėti suprasti žmonėm? Nu, aš pirmą norėjau pridėti, kaip, paantrinti tavo sakymą, kaip svarbu surašyti tai, kad nes kai laikai savyje, tai gali jausti netikrą, tai gali jausti kaip vanduo tekantis, tai gali keistis nuo vienu momentu iki kito. Ir kai jau parašai, tai gali pradėti tai gryninti. Ir vieną dalyką, ką norėjau apibūdinti, kad dažnai, kaip minėjau, kad vertybės gali būti labai panašios, susijusios, kaip sveikata su augimo, kaip efektyvumas su industrija, kaip parama su šeima ir taip toliau. Ir kad per šitą išgryninimo procesą galėtų atrasti tą vieną vertybę, kuri apibūdina tas kitas. Nes mes visi turim labai daug vertybių, tiek, kiek labai sunku išrašyti viską. Peržiūrėjęs per tos sąrašus, kur yra 50-60, galima sakyti, šitas. Bet kas tai apibūdina, kad galėtų būti kaip 4 kardinalios kompaso rodiklės. O tai, kažkokia gyvenimo situacija. Kas dabar liečia, pavyzdžiui, mano gyvenimo situaciją, tai aš tuoj būsiu tėvas už kelių savaičių ir tai man šeima yra nauja vertybė, nes aš užaugau Amerikoje, kur, aš kaip matau, kapitalizmas gimė ir tas kapitalizmas skatina tokį individualistiškumą, kad būt atskiras vienas nuo kito. Ir iš tos pusės šeima buvo daugiau kaip tokia kaukė, kad yra tokios atsakomybės, kur šeimos turėtų sekti ir tai eidavom kalėdas kartu švęsti, bet kad jausti kažkokį gilesnį ryšį, tai man netrodė kaip tolumas dalykas, nes aš tai mačiau kiti irgi taip ir aš nemačiau, kad kiti tai vertintų. Aš neturėjau tokių pavyzdžių, iki kol aš atvykau gyventi Lietuvoje ir pamačiau, kaip kiti gerbė savo tėvus, savo senelius ir nebuvo vien iš to, nes reikia, o buvo iš kažko gilesnio. Ir man kai susituokėm su žmona, tai kaip ir oficialiai, nors prieš tai mano partnerės šeima tapo mano šeima. Ir čia viena vieta, kur man nėra iki galo stipru, kaip kažkam, kuris tą visą gyvenimą praktikuoja, bet yra vieta, kur aš ryškinu savyje. O kažkokie tokie pavyzdžiai, kaip kasdieniniam gyvenime, tai aš prisimenu, kai dar mieste gyvenau ir kokį rūbą išrinkti. Kažką išrinko ir yra suplyšęs ir būdavo toks, o kaip kiti mane matys. Ir aš vaikystėje labai daug patyriau tokio, niekada nebuvau populiarus, kaip tik kai kuriais metais vidurinėje mokykloje vienas sėdėdavo valgykloje, nes nieks neprisėsdavo prie manęs, buvo toks nepopuliarus, kad perėjau tokį etapą, kaip patirti, kai mano aukščiausia vertybė tada buvo pritapti, kad gaučiau priėmimą. Ir tai buvo, nes aš savęs negalėjau priimti. Ir aš, kai išmokau savęs priimti, aš
man tada mažiau svarbu pasidarė, ar kiti mane priims, ypač, nepažįstami žmonės. Man svarbu, kad, tie žmonės kaip tu ir žmona, ir artimi draugai, kad priimtų mane iš dalies. Bet tada buvo toks etapas, kaip su keistais rūbais, ar, pasidarė man mažiau svarbu, kaip kiti matys mane, ir man tada, ar man šitas rūbas patogos pasidarė, net jeigu pilnas skylių, ir tada man paprasčiau pasidarė išeiti su rūbais ir patirti, kaip jaunos mergaitės eina pro gatvę už manęs ir juokiasi. Aš tikras, kad kai kuriais atvejais aš daug juokų, juokimus kitiems žmonėms daviau. Ir kaip išbūti tame ir nejaustis to gėdulio, o kai remi ant savo ašies, tai nėra gėdulio. Jo, dėl to man patinka tas išskirimas vertybių ir moralės dėsnių. Tarkim, vertybė kaip unikalumas, tai buvimas savimi tikrų paprastumas, bet virš moralės dėsnis yra meilė, bet tai meilė yra ir savo, ir kitiem. Bet pirmoji eilė savo, kaip mes galime dalintis meilę su kitais, jeigu mes neturime meilę savo. Ir mano tokia patirtis visiškai nesena, kaip mokykloje merginos dalinosi, kadangi mes ten filmuojame masažo metodikas, jos sako, oi, aš negaliu girdėti savo balso, aš nekenčiu savo balso, arba aš iš vis negaliu žiūrėti save nuotraukoje arba kažkokiam tai video. Ir aš atsimenu tą momentą, kad ir man kažkada tai buvo, bet kai pradėjau eiti sąmoningumo keliu, kai pradėjau gryninti savo vertybės ir kai iškėliau tą meilę kaip moralės tam tikrą dėsnį, tai pas mane kažkaip ištirpo tas pojūtis, kad aš kažkaip negaliu savo balso girdėti ir panašiai. Ir jo, Mariau, labai priminėjai svarbų dalyką apie pačių vertybių prioritetus. Tai pas man irgi kažkada vertybių buvo paklodė, bet tada su laiku, gilėjant suvokimui, sąmoningumui, tos vertybės grindinosi, galbūt kažkokia viena vertybė apimdavo daugiau skirtingų žodžių. Ir kitas dalykas, tai pati hierarchija, prioritetai. Tai, sakykime, šeima, kaip labai labai svarbi vertybė, jinai gali pakisti priklausomai nuo situacijos. Tai šiuo atveju pas Marių jinai įgaus prioritetą. Ir kai tam tikra vertybė įgauna prioritetą ir kai mes jai pradame skirti daugiau dėmesio, tai kažkuria prasme mums būna nauja, nepažįstama, mes mažiau jaučiamės jaukiai, bet kas yra labai svarbu, kad iš vertybių ateina ilgalaikiai tikslai ir uždaviniai. Tai reiškia, jeigu aš turiu šeimos vertybę, ką man reiškia ta vertybė ir kokie iš to gimsta tikslai, kas dabar su tuo bus. Tai reiškia, mes ties šita vieta darbas nesibaigia ties vertybė, bet ką aš turiu pasiekti, ką padaryti, kad mano tas šeimos institutas įsijaustųsi gerai, būtų aprūpintas. Reiškia, mes galim tarsi nusimatyti tam tikro laikotarpio išsikeltus tikslus, ir uždavinius, kurie leidžia tą vertybę įtvirtinti, kai mes pakeliame jos prioritetą. Ir šiaip labai, kas yra žavu, aš niekada anksčiau negalvodavau, kad galima susiplanuoti, turėti, sakykime, tos ilgalaikius tikslus. Būtent, kai pradėjau analizuoti vertybės, iš vertybių tada atėjo 5-mečio, 10-mečio, 30-mečio tikslai. Tai tada kartu su tuo kompasu atsiranda labai tolima perspektyva. Mes galime tada matyti toli į priekį ir planuoti savo gyvenimą, kas tuo pačiu suteikia ir tos ramybės. Viena iš mano vertybių yra ramybė, tai kad suvaldyti tą proto chaosą, minčių chaosą. Tai tas ilgalaikiškumas, jisai leidžia
jisai leidžia nuraminti savo protą. Nes tai tampa kažkuria prasme mano sistema, mano metodika ir aš jaučiuosi tame tada jaukiau. Bet aišku, čia yra mano asmeninė patirtis. Bet tai nereiškia, kad tos vertybės yra įkaltos akmenį. Jos keičiasi. Jos keičiasi. Nu, gyvenimo situacijos mus priveda kažkur, kur šeima atsiranda ir iš niekur nieko išauga nauja vertybė. Ar, kaip su to yra. Ar liko dar kažkas neišsakyto vertybių temoje? Turbūt šiam momentui gal žiūrovai turės kažkokių klausimų mums, kaip pažiūrės šitą video. Einam palaipioti medžiais? Einam dabar atsipūsti pušų viršūnės.